piktybinio to pokalbio, aš sakau, kad, Dominikai, pyk, nepyk, bet šitoj kovoje tikrai pasirodė prastai ir aš daugiau iš tavęs tikėjausi, nes tai... Šiaip aš visą laiką norėjau, aš troškau taip, turėti po 5 kovas į metus. Bet dabar, kaip einu tokiu tempu, tai... Pradedi daryti tai ne dėl savęs, o pradedi daryti tai dėl kitų. Ir tada gaunasi dažniausiai blogas rezultatas. Čia mes perinam prie pačio turnyro, pagrindinių 5 kovų. Ten ta buvo kovelė tokia, kur į filmus gali įdėti kaip... Šmeižavo nuotrauką internete po šio turnyro, kad Dominikas kažką su tavim bandė kalbėti. Reikia džiaugtis mažais dalykais, žinau. Už 2 savaičių bus savaitgalis laisvas. Wow. Būtent todėl aš neanalizuoju savo priešininkų, nežinai, ir galvos tau neskauda. Please welcome Sergei Maslavojev. Sveiki, mano mėly draugai. Šiandien mes grįžtame į studiją. Jau 2 savaitės praėjo po UTMA 11 turnyro ir mes šiandien susitinkam su mano labai gerbiamu ir mylimu treneriu Andriumi Šiupaila. Visų pirma, ačiū, Andriu, už skirtą laiką. Ačiū, kad atvažiavai. Prašom. Ir turime įvairių temų, nes pusmetis jau prabėgo, virš pusmečio turbūt prabėgo po mūsų paskutinio susitikimo. Pakalbėsime apie tai, kaip prabėgo šitie pusmetis tas prabėgo, kokie iššūkiai, kokios naujovės. Na ir tikrai apžvelgsime būtinai UTMA turnyrą, bent jau tas kovos, kuris Andras matė, nes didžiąją dalį jisai klijavo mums rankas, teipavo rankas, darė taip vadinamus teipus. Ir kaip ir jisai, taip ir mes praktiškai pirmų kovų dėje nematėm. Prieš pradedant, aš noriu tau padovanoti dar kartą kovaldo batonėlių paragauti prie kavytės. Žinau, kad kavytė labai mėgsta, tai prie kavytės bus tau kaip tik. Ačiū labai. Jie ir suteikia man visą stiprybę ir jėgą. Kur paslaptis. O prieinant prie klausimų, papasakok, kokie buvo tavo didžiausi iššūkiai per pastarosius pusę metų kaip treneriui? Tai didžiausi iššūkiai, tai be abejo labai daug buvo profesionalių turnyrų. Atsiradome UTMA organizacijai irgi, tai daug kovų iš tikrųjų pravedėm. Vien jeigu taip pažiūrėjus UTMA jeigu, tai mes kovojame 6 kovas rugsėjį, 2 kovas lapkritį, tai 8 kovos, 1 kovą kovojom sausį, tai jau 9 kovos. Ir galima sakyti, 5 kovas kovojame dabar vasario mėnesį, tai jau reiškia mes pravedėm 14 kovų UTMA per tokį trumpą laikotarpį ir, sakykime, daugiau negu 50% tų kovų buvo pagrindinės vakaro kovos, tai sukovojame su visais stipriausiais kovotojais. Tai manau, tai buvo didelis iššūkis. Tada irgi dalyvavome dar vis ir KOK turnyre, Krilavičius irgi kovojo ir Richardas, ir Michnevičius. Kulis. Ir Michnevičius. Davidas Michnevičius. Jo, tai jau mes turim ten 17 kovų, Richardas 4 dalyvavo irgi 2 kovas, turėjo, Glory mes su tavim gruodžio mėnesį kovom. Tai... Prieš nežinomą silpną priešinką. Kaip visada, tai čia klasika. Likimas mums stiprių neduoda. Tai jeigu taip pažvelgus, tai apie 20 profesionalių kovų, tai per tokį trumpą laikotarpį, 20 gal nedaugiau, gal kažką tai užmiršęs dar ten ir mažai Hebra dalyvavo irgi ten profesionalios. Tauragiai? Ta jo gyva dar Tauragiai, aš skošiu net užmiršęs, tai gal ten, sakykim, 30 profesionalių kovų, tai manau... Kaip treneriui? Kaip treneriui yra šiek tiek iššūkių reikalų ir nemanau iš vis, kad, kad dažnai skirtai klubas, aš manau, per metus, netgi galbūt per gyvavimą, sakykime, jeigu 30 kovų prasideda, tai čia yra jau toks, rimtas, sakykime, skaičius. Sakyk, kas labiausiai džiugino ir motivavo toliau dirbti su sportininkais per šitą laikotarpį? Tai, kaip pasakyti, sportininkai myli mane, aš myliu juos, mes
vieni dėl kitų stengiamės ir... Nes tas ir treniruotės mes tai einam dėl trenerio, kas tai taip aišku. Nu, aš dėl sportininkų. Taip, Tik nes ne dėl jeigu savęs. trenerio nėra, tai žinok, ir treniruotės nelabai vyksta normaliai. Simuliaciniai procesai prasideda. Tai aš manau, kad jūs tikit manim, aš tikiu jumis ir tai ir veda į priekį, jo, kad ir kaip būtų galbūt sunku, bet tai mus veda ir tas mūsų toks kaip šeimos... Mes tokia, galima sakyti, antra šeima, visi praleidžiam daug laiko ir vieni dėl kitų stengiamės ir tas bendras kažkoks rezultatas kiekvieno yra svarbus visiems mums. Tai tas ir tikriausiai veda į tą priekį. Kokia yra tavo tipinė diena kaip trenerio? Ir ar bandy kada skaičiuoti, kiek per savaitę praleidai valandų salėje? Ne, tai mano tokia trumpa diena iš tikrųjų. Praktiškai tokia, net nelabai ten kažką ir padirbi. Tai aš atvykstu visą laiką į salę, pirma treniruotė būna 10-15, ten būna kažkokių pasikeitimų, kartais 9 ryte, bet dažniausiai 10-15. Tada aš vedu 3 treniruotės, baigiu aš 2 valandą, tada aš turiu laiko papietauti, nuvažiuoju kažkur tai papietauju, nes 3:30 jau turiu būti salėje. Ir prasideda kitos treniruotės. Tai antradieniais, ketvirtadieniais jos baigėsi 9 vakare. Tai va, nuo 4 iki 9. Nuo 4 iki 9 ir prieš tai nuo 10 iki 2. Tas tarpelis ten porą valandų kažką tai užkas. Tai va, tai gaunasi nuo 10 iki 9. Dar jeigu ten salė užrakinė, namuose apie 10 būtent. Tai 10 išvažiuoji, 10 parvažiuoji. Tai gal ir nėra čia labai mažai, kaip pagalvoju, vis tiek. Bet tik pusę paros, vis tiek, Kaip sakoma, išsivadok iš tų 8-5. Aš išsivadavęs. Pradėk savo verslą. Nuo 8-5, dienom 5-2 irgi ten tas išsivadavęs. Neturiu 8. Plius savaitgaliai. Ten kažkas dar šneka, ten 4 galbūt į savaitę dirbti, tik padaryti, galvoju, būtų gerai 5 tik dirbti, jau būtų visai faina visai. Bet mes to gal kitokiu biškį ten režimu dirbam, kadangi savaitgalį varžybos laiką būna, tai būna kartais tų tokių maratonų, kad, sakykime, 2 mėnesiai būna, nei vienos dienos šeiginės nebūna, nei vienos laisvos. Tai ir dabar iš tikrųjų toks jaučiuosi taip, toks šiek tiek pavargęs. Daug įtampos, daug streso, bet dar vis tiek greit nenusimato ten tos atostogos, tai aš vadinu savaitgalis, laisvas tai čia atostogos, tai dar atostogos greit nenusimatom, gal dar 2-3 savaičių kažkas tai tokio. Savaitgalį turėsiu, ja? Savaitgalį turėsiu, taip. Ir ką planuoji per tą savaitgalį nuveikti? Dar neplanuoju, nes dar reikia daug nuveikti dabar čia. Čia kaip tas prikolas memas buvo, Reelsas kažkoks. Toks visas sudžiūvęs, tipo, kažkoks kaip mumija. Ir jis sako, ten rusiškas man buvo, tai sako, tipo, kur važiuosim šį savaitgalį, žinai? Jisai, taip brangiai, sako, aš dirbu, sako, po 14 valandų į dieną, sako, pachalinu be išenginių. Ir sako, dabar vieną dieną, sako, laisva, jo, būtinai kažkur tai važiuosim, būtinai kažką veiksim. Atsiminta? Tai labiausiai tas ir yra, kad kažką norisi žiauriai, kažką tai norisi veikti. Ypatingai kaip tas toks darbo pobūdis, kad tu vis tiek važiuoji savaitgaliais į varžybas, tu vis tiek būni kažkur tai viešbutį, paskui į areną kažkokį tai renginį eini tenais. Ir ten nežiūri renginius ten, kaip visi mėgaujas, žinai, alutė atsigėręs, o tu ten dažniausiai rūbinį sėdi. Taip, bet aš kalbu, kad apskritai tas važiavimas ir buvimas ir vėl tau kažkur nuvažiuoti, išsimiegoti vėl viešbutį, toks nelabai kaip poilsį įsivaizduoji. Ten man sudėtinga, tas iš tikrųjų galbūt sudėtingiausia tam trenerio darbe, kad to laisvo laiko yra netiek daug. Bet reiškia ir nereikia, viskas gerai. Sakyk, įlindus į šiek tiek specifiką treniravimo, kokie yra pagrindiniai skirtumai treniruojant skirtingų lygio kovotojus, pradedančiosius ir profesionalus? Tai visiškai skirtingai, tik tu turi suvokti, kad pradedantieji ar, sakykime, tie žmonės, kurie sportuoja dėl savęs, tai žmonės, kurie ateina pasportuoti, gerai praleisti laiką, jų tikslas nėra tenais tapti kažkokiais super kovotojais ar dalyvauti varžybose, o daugiau kaip sveikatinimo, tai tos ir treniruotės tokios labiau parinkti ten tuo pobūdžiu, kad ten mažiau kontakto, daugiau atidirbinėjimų į pirštinės ir viskas pagal tą pajėgumą, tai jos skiriasi iš esmės ir, sakykime, pagrindinis skirtumas, kad
užtenka 3 treniruočių, sakykime, mėgėjam ar tam pradedantiesiam į savaitę. Nu, mes kaip ruošimės varžyboms sportuojam 10 kartų, 12 kartų į savaitę. Nu, tai reiškia, mes padarom jų mėnesio planą per vieną savaitę. Ja, tai, nu, tai taip ir skiriasi. Bet o su kuriais pačiam labiau patinka dirbti? Su profesionalas ar su mėgėjais? Sunku net pasakyti, su mėgėjais daug paprasčiau yra. Tiesiog, nu, tau daug lengviau, tau nereikia kažkokio tai, sakykime, konkretaus tikslo turėti išsikėlus. Su jais labai paprasta, tu ateini, pravedi treniruotę, tu galėjai net nesiruošti, gali iš savo patirties, jie nesudėtingai pravesti, o su profesionalais vis tiek reikalinga jau planuoti ir žiūrėti ir pagal tai, kokie varžovai ir kiek raundų ir labai daug atsiranda niuansų. Tai be abejo, kad daug lengviau yra treniruoti šiaip žmonės, ten asmeninėse treniruotės ar grupinėse treniruotės. Tai be abejo, kad su jais paprasčiau. Tu pats aukštai turi? Taip. Bakalauras? Taip. Į magistrą negalvojai? Ne, Sergėjau, čia aš jums palieku šitą, jūs kiek žinau, stosite į... Aš stojau į magistrą ir buvau, žinai, toks labai ambicingas, galvoju, suspaudęs dantis, davarysiu, padarysiu, bet šie metai taip davė į kliną, atsiprašant, pas mus kai tik kas 2-3 mėnesius po varžybos. Ir ne šiaip kažkokias, žinai, į mėgėjus nuvažiuoti ten, pašokinėti kažkur. Bum. Rugsėjai, didžiausia Lietuvoje arena. Bum, paskiau eina plakada ten, lapkričio Grodis, Glorija. Bum, dabar kovas. Vasaris. Vasaris, atsiprašau, buvo. Tas vėl dar didesnis. Dabar balandis, gegužė galbūt, neaišku dar. Vėl varžybos ir supranti, ir tu tiesiog, fiziškai nespėjai, tu grįžti namo kaip daržovė. Aš šią savaitę šiaip vis tiek mes filmuojam dar savaitę tik praėjus varžybom, tai aš dar nemėgau ne karto 8 valandų. Po varžybų aš mėgau 4 valandas, o visas kitas po 6,5 valandos, nes pastoviai kažkokiuose darbuose ir visą dieną tu išeini iš namų, vakarai grįžti. Ir toksai taip, galvoju, kada gyventi, kada atsistatyti. Aš matai, negalvoju. Nes taip atrodo, žinai, biški fizinį krūvį nuimi, čia jau turėtų būti atostogos, žinai, irgi toks, jau turėtų mulsėtis, bet nevelnio, ne, nesigauna taip paprastai. Net nereikia apie tai galvoti. Kam galvoti apie blogus dalykus, geriau galvoti apie gerus dalykus. Kiti nekovoja taip dažnai, jiem liūdniau, pavyzdžiui. Šiaip aš visą laiką norėjau, aš troškau taip, turėti po 5 kovas į metus. Bet dabar, kaip einu tokiu tempu, tai... Bet niekas ir nesakė, kad lengva bus. Tai ne. Mes patys rengame savo tą kelią ir tuo keliu žygiuojam. Tai taip, jisai nėra lengva. Galbūt iš šono kažkam atrodo, žinai, tai ką ten trenerio darbas. Bet tas nuolatinis bendravimas su žmonėm, tas salėj buvimas po 12 valandų į dieną, bendravimas su visais atsakomybės. O dar ant telefono pastoviai kažkas nori? Visą laiką kažkokių tai reikalų vis tiek tvarkai ten. Dabar mes įskrendam į Italiją, į pasaulio taurę, tai ten vėl bilietų pirkimai, ten su federacija kalbėjimas, susitikimai. Tai aš tas nedažnai 2 valandas, kurios dabar turim pietų, mes įrašinėjom su tavim podcast. Ačiū, kad prieš tai mane pamaitinai, nes jau važiuočiau į treniruotės ir jau nebeturėčiau laiko iki pavalgyti, sakykime, iki vakaro. Tai visą laiką atsiranda... Bent jau tiek smegenų užteko pagalvoti man. Nedaviau tau pailsėti, bet kad alkanas neliktum. Tai aš vis tiek taip labai ir nebūčiau per daug spėjęs pailsėti, kadangi tas toks tarpas, tu antrą baigi, kol išeini, kol ką ten po 2:15 nuvažiuoji kažkur tai pavalgyti, 2:30, kol atneša apie 15:03, tu ten pavalgai 3:03, viskas baigės tas tavo poilsis, važiuoti gal į salę, ten kažką tai kavos pasidarai per ir vėl toliau tas darbas. Taip. Tai kas tave veža? Kartais, tu supranti, vis tiek turėtų būti tas rezervuaras, jo? Kažkas turi pripildyti tą rezervuarą, nes būna kartais tu
įspaudži, paskui būt, pažiūrėjau, pas mus sportininkus, jau varžybos, jau, ta data, tu eini, sudėlioji, nu, ten kaip gaunas, taip gaunas, nesigauna, nesvarbu. Ir paskui grįžti, ten iš charakterių visą laiką grįžti į tą salę, žinai, ten už poros dienų. Bet nėra tos ugnelės, žinai, nėra tos tokios aistros. Kaip pas tave? Reikia džiaugtis mažais dalykais, žinai. Už 2 savaičių bus savaitgalis laisvas. Nu, taigi, wow. Kurį būtinai reikės kažkur nuvažiuoti. Ne, kažką reikės vis tiek nuveikti. Tai, sakau, mano pagrindinis variklis ir aš manau yra altruizmas, atsidavimas jum ir jūs ir esate ta varomoji jėga, dėl ko tu judi, jeigu tai būtų tik dėl savęs, dėl manęs, tai aš su mielu noriu, kad važiuočiau atostogauti, treniruočiau tiesiog žmonės, kurie nori dėl savęs sportuoti, uždirbinėčiau pinigus, savo laiką dėliočiausi kaip nori. Bet tai yra atsakomybė, kad tu atsakingas esi ir už kitų žmonių likimus. Tu kaip treneris prisijėmė tą atsakomybę, priimdamas jos pas save. Ir tu čia kaip ir su vaikais, tu turi nešti atsakomybę. Ir sunku, nesunku, ten vaikas serga, tu ten blogai jautiesi, gerai jautiesi, tu turi jo rūpintis, turi jam skirdėmėsi taip pat ir su sportininkais. Jeigu tu jau prisijėmėjai tą naštą, kada jisai patikėjo, kada atėjo jisai pas tave, tai tą naštą turi ir... Bet aš pastebėjau, kad ne visi Lietuvos treneriai, aš nekalbu tik apie kovos menus apskritai, taip atsakingai nežiūri į šito trenerio darbą ir tą atsakomybę, taip sakant. Tai čia vėlgi kiekvieni žmonės renkasi pagal save, tai čia normalus dalykas, negali būti visi vienodi. Būtumėm visi vienodi, tai būtų nelabai įdomu gyventi, tada jau būtum toks šabloną sukūrė, kažkokią instrukciją įvedė ir mes taip elgėmės. Jau čia prieš keliasdešimt metų žmonės panašiai turėjo gyventi, kur tai yra kažkoks nustatyta norma, drabužiai, taip pat rengtis, taip pat mąstyti, taip pat daryti. Kažkur nedaug dievė neįsišokti, spalvingiau neapsirengti, nes tu kažkoks tai čia. Taip sakant, better dead than red. Sakyk, o tavo asmeniškai, kas yra sunkiausia trenerio darbe? Ar tai tavo nuomonė daugiau fizinis ar psichologinis darbas? Ir iššūkis. Kad fizinis ir psichologinis kartu, bet daugiau galbūt emocijos. Emocinis tas nuovargis yra toks didelis, sakykime, varžybos, man tai ypatingai būna, aš tą momentą, aš blogiausiai jaučiuosi, kaip įmanoma jaustis tai visą laiką per varžybas. Man daug labai išgyvenimų, daug nervų, daug streso būna visą laiką. Aš negaliu ten for fun į varžybas kažkaip tai žiūrėti. Ir netgi nesvarbu nuo rango, atsiprašau, ir nuo rango nesvarbu, kad ir ten mėgėjų būna, aš taip pat vis tiek man taip pat liūdna, jeigu kažkas pralaimi, vis tiek taip pat netiek daug džiaugsmo, kai kažkas laimi. Nes ta mūsų pergalė kažkaip priima visi kaip... Lengva pasivaikščiojimo kažkokio. Ne, taip duotybė, kad taip turi būti, o jeigu nedaug dievė kažkas pralošia, tai viskas, tik ten... Iš 30 kovų vieną pralošk ir tik tais apie vieną, viskas tik apie vieną ar sukas, ant 29, niekam neįdomu. Aš pastebėjau netgi Glorijai tam pačiam, kai kovojau tam Grand Prix 8-tukė. Pirmą kovą prieš gerą patyrusi Bogdan Stoiką laimėjom, blemban, čia wow. Greitai gan laimėjom, apsisvarkėm. Ir paskui prieš Bahramą tas lūpos prakirtimas. Ir visi kalba būtent apie tą kovą, o apie Stoiką iš viso nei pusę žodžio. Blemba, jisai labiausiai patyręs buvo tam 8-tukė kovotojas, jisai daugiausiai kovų turintis tam 8-tukė buvo. Ir niekas nei pusę žodžio. Bet žinai, kaip jis ten, tiek toks. Jisai ten tas, kaip ir tie visi kiti. Nes, jeigu mes laimim, tai... pats supranti. Bet čia man pačiam, netgi pačiam Glorijai tu nuvažiavam ir tada paskui, kai su Lotus komentaruovom ten, apie pralaimėjimą ten kalbėjo komentatoriai, ne apie laimėjimą, sakau, tai sakau, kur tu atsiprašau, Stoika dingo. Sakau, biškai pamiršau, ar kas čia yra? Ne, tai sakau, bet vėlgi čia yra iš dalies gerai dėl to, kad mums keliami aukščiausi reikalavimai yra. Ką noriu pasakyti? Bet kas sunkiausia, tai emociškai tu turi tai daug sunkiau išgyventi, kada tu visą laiką tau tas
kabinamas medalis dar prieš tai, kovą. tai jo, prieš kovą. Ir čia su daugeliu sportininkų tai būna problemos tokios, kada tas viltis ir lūkesčius labai didelius užkrauna ir tu tada galvoji, koncentruojasi ne apie pačią kovą, ne apie pačias kažkokias tai varžybas, o kaip tiesiog nenuvilt ir pateisint tai, ko iš tavęs tikimas. Ir tu tada pradedi daryti tai ne dėl savęs, o pradedi daryti tai dėl kitų. Ir tada gaunasi dažniausiai blogas rezultatas. Na, čia mes galim kalbėti netgi tiesiogiai apie Šalkovskio situaciją. Be abejo, tai ir Šalkovskio lygiai tas pats, ta pati situacija. Ir kažkada buvo Rūtos Meilutytės lygiai taip pačiai, kada jau tu eini į olimpiadą, į varžybas ir jau visi ten tą auksą, nu tu žiūri maždaug jau, tu pats žiūri, žinai, ir jau tikiesi, kad jau čia, nu, galėsiu sakyti, mes laimėjom, žinai. Užteks tik ateiti ir šokti vandenį. Jo, ir tada žmogus nesusitvarko su psichologija ir tu tada pyksti, nelaimėjom, ai, tai čia nesiruošė. Nurašo, sumaišo. Ne, dėl to žmogus iškart nurašo, nes tu nepatenkini jo lūkesčių. Žmogus tikisi ir per tave tuo, ko jisai tikėjo ir tuo, ką jisai sakė, kad čia pamatysi, čia tai bus ir tu padarai jį neteisiu. O kiekvienas iš mūsų žmogus labiausiai nemėgsta tai jaustis neteisiu. Jam labiausiai patinka, geriau pasakyti, va, nu taigi aš sakiau, kad tai laimės, sakiau, kad laimės, tai ką, taigi čia aišku buvo, kad laimės, taigi sakiau. Ir nedaug dievė tas neatsitinka. Ir tai ką tu ten sakai, kad laimės ir tai kaip čia, ir tu pykti, ir ant ko tu pyksti? Ant savęs, kad pasakai, ne. Tu pyksti ant to, o nedaug dievė, dar jeigu tu pinigų pastatėjai. Tai čia iš vis tada, tai tada iš vis svoločius. Tu prasi, kaip tu, jau aš susigalvojau, kaip ką darysiu, o tu čia paimi ir sugriovi, žinai, tai tu. Čia klausyk, čia man jokas paėmė, prisiminiau frazę, kur tu sakei, bet tu sakei apie santykius. Aš renkuosi, ar būti teisiam, ar būti laimingam. Tiesiog žmonės būkit laimingi, nebūkit teisūs. Geriausia būti laimingi, be abejo. Nes, kaip ir santykiuose su moterim. Teisus ir nelaimingas. Kažkaip geriau atvirkščiai. Sakyk, kaip tu vertini UTMA 11 turnyrą? Ar jis atitiko tavo lūkesčius? Ne, aš tai vertinu iš tikrųjų puikiai, manau. Kas matė tą turnyrą, tai visi sutiks, ten tikrai abejingų, aš manau, neliko, nes daug kovų tokių buvo labai labai įnirtingų, įdomių, daug nakautų, įvairiausių knockdownų, nakautų, ten viskas keitėsi, rutuliojosi, tikrai turėjo žmonėm patikti, kovos buvo tikrai įnirtingos. Mums, sakyčiau, tikrai irgi pavyko labai puikiai šitas turnyras. Aš vertinu tikrai labai aukštai, tik tais kita problema yra. Dabar, kai šitiek visi išsidaužę, išsitraumavę, kaip sekantį turnyrą irgi tokį patį padaryti, kadangi kaip surinkti, kai kas po nokautų negali ten grįžti į ringą ten kelis mėnesius. Yra kai kurie, kad ir po nokautų jau treneriai veža po 2 savaičių kovoti kitą turnyrą. Ne, tai čia... Ne visiems čia yra problema. Jeigu treneriai taip elgsis, tai tada už 3 turnyrų nebeturėsim apskritai, kas kovoja, nes jau jiem nebegalima bus kovoti tiesiog. Tai ta prasme, galima trumpalaikiai perspektyvai, taip, bet ilgalaikiai perspektyvai tai tada nebus su ko kovoti, nes nebebus kovotojų, su stikliniais žandikauliais visi bus ir viskas. Aš atrodo, žinai, taip pas mus šalis nėra didelė ir tas pasirinkimas nėra toks didelis. Bet gerai, kad atsiranda tokie jauni perspektyvus kovotojai, vienas iš po kito tai po biškį lenda į paviršių. Nors buvo šiam turnyrė ir tokių nusivylimų. Tas Težas Kudryšovas, kur, atrodo, gerai startavo, iš pradžio tempė, bet kai startavo, tai pametė galvą ir bum, iš niekur. Toks smūgis su žingsniu atgal ir į nokautą. Kaip čia yra, sakykime, klaida, tas atsipalaidavimas. Čia kova yra, nieko negali pasakyti. Kudryšovas labai geras kovotojas, jis tikrai labai perspektyvus, jis įrodęs ir užsienyje kovodamas. Tikrai, aš manau, kad čia toks labiau išimtis tokia buvo negu taisyklė. Bet ir vėlgi, kažkurį laiką jisai turi ilsėtis dabar. Vėlgi negali, jeigu išnekėt apie
kovotojus. Tai tas ir yra, kad kova yra kova, tu visą laiką turi būti nusiteikęs 100%, niekada neatsipalaiduoti, nes ta viena klaida gali kainuoti labai brangiai. O kaip tu matytum, pavyzdžiui, Tomą Pakutinską kovoja kickbokso taisyklėm su Kudryšovu? Nu, aš manau, kad tai būtų labai tokia įdomi, intriguojanti tikrai kova. Težas susibūrimas. Nu, tokia būtų toks... Nes aš pradedu kalbinti pabiškį Tomą šito klausimu. Įdomu, o kaip jum, draugai, būtų įdomu pamatyti šią kovą, pavyzdžiui, Kudryšovas prieš Pakutinską Kyivo ant taisyklėm? Aš manau, kad labai būtų šitą tokia kova. Įdomi apskritai žiūrovom ir apskritai kovos menų visai bendruomeniai, tikrai jinai būtų labai įdomi. Aš nežinau organizacijos planų, ką jie planuoja, galbūt jie planuoja Pauliukevičių su Kudryšovu statyti, kadangi tarp jų kažkoks tai konfliktas. Jau bifai buvo prasidėjęs per šitas konferencijas, ten vienas kitas siuntinėjo ten. Tai vat neaišku, galbūt Pauliukevičius bus balandžio mėnesį su Kudryšovu, o rugsėjį kovos Tomas su Kudryšovu. Gal čia visko gali būti, aš manau, kad tikrai būtų įdomios tokios intriguojančios kovos. Geras. Kokios didžiausias staigmenos šį kartą, tiek teigiamas, tiek neigiamas pagal tave šitam turnyre? Šitam būtent turnyre? Tai didžiausios tokios staigmenos tikrai tokios iš pozityvios pusės, sakykime, tai Pultaražinsko sugrįžimas ir laimėjimas prieš Gediminą, kur niekas nesitikėjo tikrai. Nes jis buvo po tokio pralaimėjimo streiko. Po pralaimėjimų buvo tokio ilgo laiko tarpo ir visi jį nurašė ir aš manau, kad tai įkvėps ir jį toliau rimtai sportuoti ir siekti tolimesnių tikslų ir dabar grįžo jisai savo kategoriją. Nes šį perspektyvus jaunuolis buvo anksčiau. Paskui kažką jis tą titulą laimėjo kiaukiai ir pradėjo viskas jam taip ją pačią eiti. Biški bulkas atpaldavo. Nu tai be abejo būna taip su jaunimu, kad kažkur tai tas tų daug vilionių gyvenime atsiranda, tam, sakykime, jau tam tarpsnį, kada tau ten tarp 19-23 metų visi kažkur varo, ten tūsit klubai, tos prasideda sodybos įvairiausios, toks laikas visi periperiją ir... Virtelės, į kurią niekas neina. Tai sakau, tai aš manau, kad galbūt tai įtakoja, bet sunku čia pasakyti. Bet esmė ne tame, kas buvo, praeitis yra praeitis visą laiką, svarbiausia, kad jisai dabar grįžo, tikrai man toks buvo malonis staigmena šitoj kovoj. Jis nebuvo laikomas favoritu. O kad, taip sunku toliau pasakyti, be abejo, čia, Kudryšovo, aišku, čia jau negatyviai, taip kad, kad tikrai tikėtasi tą pergalę ir ką vienas smūgis gali nulemti. O likusiose 5, ten, sakykim, pagrindinėse vakaro kovose, tai kovojame, dar, aišku, labai nustebino Peredinis su Balsiu, kad sugebėjo nakautuoti pirmam raunde. Tai čia irgi toks, staigmena, ta prasme, manau, kad daug kas statė daugiau ant Balsio. Tai čia irgi labai didžiulė staigmena. Ta turėjo būti intriguojanti labai kova Biržinsko su Levickiu, bet kažkaip aš buvau tuo rezultatu įsitikinęs ir anksčiau, man tai nebuvo jokio tokio kažkokios tai nuostabos ir tai nebuvo kažkokių tai nakautų, sakykime, knockdownų, kur ten, tu nesitikė ir čia bam, kažkas tai įvyksta. O toliau tai mes visas kovas mes kovojom, tai kaip ir... Prieš tų kovų mes dar prieisim. Tai sunku pasakyti apie kitas kovas. Dar nepasakyti dėl Fedorovičiaus irgi, jis irgi, bet, tarsi, man tos kovos, kuriuose aš maždaug įsivaizduoju, kaip jinai turėtų vykti, jinai taip ir vyko, tai sunku sakyti, kad čia kažkokia ten sensacija, ar čia kažkokia tai sukėlė ten didelę emociją, tai ne, tokia, sakau, daugiausia tai iš tų kitų kovų tai sukėlė 3 būtent šitos kovos, tai Balsio su Perediniu, tada Kudryšovo su užsienį, neatsimenu šio pavardės iš tikrųjų. Moldovos. Jo, iš Moldovos kovotojas ir Pultaražinsko su Gediminu. Tai tokios 3 kovos, sakykime, kurios paliko įspūdį tiek iš neigiamų, tiek iš teigiamų.
Tai vat, kas įdomiausia dabar prieš apžvelgiant pagrindinės kovas, pasakyk, ką išgyvena treneris per turnyrą, kai jo kovotojai eina į ringą. Mes jau buvom šitą kažkada kalbėję, bet žiūrint vis tiek su laiku gal kažkas keičiasi. Tai kiek tai kainuoja nervų, kiek tai kainuoja emocijų, energijos? Labai daug, aš, pavyzdžiui, dažnai net kaip kovotojai vizualizuoja, kaip vyksta kova, kaip tai aš vizualizuoju, kaip baigėsi. Žinai, kaip ir man viskas nurimsto, pradeda atleidinėti. Aš laukiu to momento, kada viskas pasibaigs tą dieną, ar tos dienos atsikeli ryte, jau tau nerimas. Jau pusė dienos išėginė. Jau tu nerimauji, jau tu galvoji, tas kyla nerimas. Ten to varžybų, jau kai vyksta varžybos, vis ant būni prieš panikos ataką, su tokiu jausmu jau būni, tai tas, tikrai yra labai, labai nelengva. O šiaip mūsų mes atvažiuojam, kadangi kaip daug kovotojų kovoja, tai kaip ir šitam turnyrė, tai mes atvažiavom 5 po 5. Aš įsitraukiau pleistrus, visus pradėjau ruošti rankas, ruošti teipus, tai maždaug vienam kovotojui užtrunka apie 45 minutės, 50 minučių suteipuoti gerai rankas, tai šį kartą reikėjo 5 kovotojams suteipuoti, tai mes turim geras 4 valandas, tai realiai ten 9 po 9 jau turėjom ir patys pradėti žygiuotą maratoną nuo 1 iki 5 ten tos kovos, sakykime, pagrindinių vakaro, kur tu neturi ten laiko niekam nei ten apdart, nei apžvelgt, nei pasidžiaugti, tiesiog atidirbė ten tą vieną kovą ir eini iš karto pas kitą kovotoją ir taip antrą kovą eini pas trečią, pas ketvirtą, po ketvirtos, pas penktą. Ir tada ateina ta palaima, viskas baigėsi, viskas baigėsi. Aišku, geriausias tas jausmas, kada viskas sėkmingai baigėsi. Kada netaip sėkmingai baigėsi tada. Netaip smagu būna. Sakyk, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai ruošiantis kovotojus šiam turnyrui būtent? Taip, tokie pagrindiniai iššūkiai, visą laiką daug iššūkių būna, kada daug kovotojų. Nes daug kovotojų reiškia daug varžovų. Daug varžovų reiškia reikia prie jų visų prisitaikyti, reikia su visais pasiruošti. Ir per bendras treniruotę sunku pasidėlioti taip, kad visiems viskas tiktų. Tai manau, kad kiekybė yra, sakykime, sudėtingiausia, kad kai daug kovotojų ir dar būna sudėtingai, kada, sakykime, įsitirpia kažkokie tai kiti turnyrai ir ten būna, sakykime, 3 savaičių periode, 2 prof turnyrai, visi skirtingi, ten vieniems reikia pradėti fizinės ypatybės vienas lavinti, kitiems kitas ir tą visą kažkaip tai susinchronizuoti, nepersitreniruoti, bandyti ant tos įvairius. Tai manau, kad pagrindinis čia iššūkis tas, ir kaip ir pas mus, ten Vitas kovoja su MMA piršinėm, mes su paprastom piršinėm ir tokio daug jisai pagal Muay Thai, mes pagal kickboksą ir tu turi sugalvoti kažkur tai nešto ir Muay Thai, kad šiek tiek priprasti irgi prie to. Tai tokie gal pagrindiniai iššūkiai. Tu, kaip treneris, kaip žiūrovas, kaip ekspertas kovos menų, kokius dalykus norėtum patobulinti būsimuose turnyruose? Tiek organizacinėje dalyje, tiek sportinėje prasme? Aš tai, iš tikrųjų, ne man spręsti iš tikrųjų tos dalykus, organizacija. Tu spręsti negali, tu gali patarti. Galima patarti, bet sudėtinga iš tikrųjų ir patarinėti dėl to, kad jeigu jie kažką blogai darytų, tai tas neitų augimas. Kartais gali tai mum netikti ar nepatikti, sakykime, bet tai skatina augti organizaciją. Jo, aišku, aš, galbūt man tas nepatinka, kur yra spjaunama į taisyklės. Tai nėra normalu, tai toks, aš nežinau, kaip čia pavadinti, ar tu gali tai pavadinti šou dalimi ten. Kad ir šiuo atveju, ta prasme, jau visi ir žiūrovai, ten Dominikas, ten specialiai einais ant tas 4 dainas ar 3 ten į tą ringą. Ir gerai, mes kaip ir buvom tam nusiteikę, žinojom, kad taip viskas vyks, mes laukiam, bet kada tu ateini ir atsineši
piršinės akivaizdžiai rodinamas rankoje, kada aiškiai taisyklės yra ir briefingos yra, kad tu turi būti pasiruošęs rūbiniai, tau ateina užvinioja pleistrus, Patikrina, užvinioja tau izoliaciją su tavo kampo spalva ir tu eini tada į tą, sakykime, jau laukimo zoną, ten iš kur tu išeisi. Jau tu turi būti tam paruoštas. Nu, bet čia visam pasaulyje yra tos taisyklės, kad tu turi būti pasiruošęs, o jau čia paskui ten smulkmenos kažkokios. Nu, ar taip turėtų būti? Nu ne, aš manau, kad ne. Jeigu tai kažkokį tai atneša, nežinau, didesnį žiūrimumą, didesnį populiarumą ten organizacijai, valio, tegul būna taip, mes taikstysimės prie sakykime, tų sąlygų. Bet vėlgi, man tiesiog gal konkrečiai reikia, kad bus tam, pavyzdžiui, 15 minučių. Šį kartą buvo, man atrodo, nurodyta 8 minutės. Iki 8 minučių. Bet o tai nebuvo iki 8, buvo ten su visais, kol ten piršinių užimti, ten gal gavosi 15 minučių, gal 13. Aš neskaičiavau, nežinau. Tikrai nebuvo 8 minučių. Ar galbūt tokiu atveju tada, kad nekenkt varžovui, o tu nori va to šou, tai gal pirmam išei tada, o antras ateis ir viskas. Jeigu tai nėra tavo intencijos specialiai pakenkt kovotojui, o tiesiog padaryti šou. Yeah. Tai daryk tu šou, pusę valandos galima, 1,5 valandos galima daryti. Galima koncertą sudainuoti, gitarą sugruoti. Ką tu nori ten, tiesiog, kad kovotojai žino, kad jisai išeis ten po 10-15 ar po 10-20, antras tada į ringą ir valio galima ten, nežinau, kiek tu nori. Jeigu tu darai tai specialiai tokia intencija, tai tu reiškia, susikūri pranašumą kažkokį tai, čia tas pats, kas su dopingu. Tas pats, kas eiti su pavartojimu, nes tu kažkokią tai įgyji pranašumą minimalų, sakykime, šiuo atveju. Tai turbūt gali suprasti tik tais žmonės, kurie kovoja, kurie apšilinėja, laukia ir ta įtampa, ir tas stresas, nerimas, ir tas perdegimas psichologinis gali atsirasti, tai toliau tik tais tiek gali suprasti. Turbūt, žinai, kitiem atrodo, kas čia tokio, pastovi palaukia ir viskas. Ne, apskritai aš manau, kad jeigu sporte kažkas, tai kažkokiam nebūtinai koviniam sporte, visi tą žino, kad tai yra priešstartinės ten tos būklės ir tai daug ką nulėmė. Aš manau, kad netgi jeigu mes jau kalbėjom prieš tai apie plaukimą ir paimtumėmės tą patį plaukimą, sakykime, jeigu plaukikams startas turėtų būti 8:00, o vienas plaukikas žinotų, kad jisai bus po 8:20. Ir ten jau visi apšilinėtų, išeitų, išsirikiuotų, nusirengtų, jau pasiruošę būtų šokt ir sakytų, oi, nesorry, rengiamės atgal, palaukiam. O tas dar tik ateitų į plaukimo baseiną, persirengtų, tada vėl jie visi pasiruoštų, ten 10 po šokt, oi, nesakytų. Ne dabar, žinai. Ir tada jisai kartu susidasiruoštų ir visi iššoktų, aš manau, kad tai skirtumas būtų tikrai nemažas. Tai tiek. Perinam prie pačio turnyro, pagrindinių 5 kovų. Labas, mano mielas draugė. Sustabdysiu šį video, kad pasinaudočiau galimybę ir pasakyčiau tau ačiū. Ačiū, kad tu esi kartu, ačiū, kad stebi mano kūrimo turinį ir ačiū tau, kad padedi man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Noriu paprašyti tavęs palaikyti mano kanalą, spaudžiant like, paliekant komentarą, lygiai taip pat pasubscribinus ir gal netgi pasidalinus šio video, nes tai padės mano kanalui augti. Taip pat atskirą ačiū noriu pasakyti žmonėm, kurie padeda ne tik žodžiu, bet ir veiksmu, prisideda prie šito projekto išlaikymo Patreon bei Contribui platformose. Jūs esate be galo svarbus mano projektui. Tad ačiū dar kartą jums visiems. Gero jums žiūrėjimo. Kaip vertinė kiekvieno Sparta Gym kovotojo pasirodymą? Kokios buvo stipriausios savybės, kokios klaidas, kokie pliusai, kokie minusai. Pradėkim nuo Vikšraitės prieš Stebliauską. Tai ir vėlgi, kaip ir visi laukia, tai buvo puikiai kova, ta prasme, dviejų kovos menų senbuvių, kurie atiduoda daug pagarbos vienas kitam. Veteranų jau galima sakyti. Negaliu visą žodžio. Tikrai veteranai, virš 30 jau veteranai ir tie kovų prasivedė. Ir tikrai, manau, visiems ta kova patiko ir buvo tikrai graži, intensyvi, labai daug smūgių buvo. Ir apibendrinant, tai be abejo, kad mums tai puikiai susiklostė, kadangi mes ją laimėjom. Iš tikrųjų, iš Henriko tiek niekas nesitikėjo,
ką jis padarys ypatingai pirmosius 2 raundus, nes jisai, aš nežinau, kiek jis ten išmetė tų smūgių, ten jeigu skaičiuoja kažkas, tai ten link 1000 turbūt artėtų, kad jisai tokį tempą uždėjo, jisai nestovėjo tik užsidaręs, permušinėjo visą laiką, ant ko mes ir dirbom, ant to kontratako, nes taip ir žinom, kad tikėsis mūsų oponentų stovyklą, kad mes tiesiog stovėsim vėl nusispaudę ir jie galės ten lakstyti ratu aplink mūsų vieną į kitą pusę, tai kad tos progos nesuteikt, mes į tą tokią uždarą visiškai gynybą neėm. Ir tas pasiteisino. Kas nepatinka, tai Henrikas 3 raunde, jo tas yra tas maksimalizmas. Aš jam sakau, kad žiūrėk, tu laimėjai 2 raundus. 3 raundas tu jo turi tiesiog netiduot. Tau nereikia jo laimėti. Tau jo reikia netiduot to raundą. Tai reiškia, į 2 varžovų smūgių nereikia atsakinėti 4. Bet Henrikas visą laiką nenori pralaimėti nei vienos ten tos akimirkos, laikas stengiasi atiduoti ir tu anksčiau ir vėliau tavo ta batareika, jinai pasėda ir jis pradeda pačiam gale daryti, likus ten 30 sekundžių kažkokias tai klaidas pradinės, tai normalu. Bet jisai galėtų tiesiog, jam pramušė, jisai pramušė, kažkur pajudėjai, biškiai apsipijūnų, bet ne, jis ateina tą, negali, jisai nei vieno ten to epizodo turi atiduoti būtinai ten. Ir tai, kiša koją, sakykime, jam tuose pačiam gale, kadangi jis labai intensyviau laiko tempą. Ar pasirašymas Henriko skiriasi nuo praeitos kovos su Stabiliausku? Be abejo, ir pasiruošimas skiriasi, kaip skiriasi, iš esmės, ten aišku, neskiria, mūsų bendras pasiruošimas šiek tiek skiriasi, su tais atsistatymais kitokiais mes čia darėm šį kartą. Bet jo pati motivacija, pats požiūris, tai tikrai skiriasi, pradedant nuo ten svorio metimų iki treniruočių, mitybų ir taip toliau. Tai tikrai šį kartą jisai pasistengė labiau negu praeitą kartą. Ir rezultatas visai kitoks. Nes aš manau, kad ir Matufa irgi šį kartą stengiasi dar labiau negu praeitą kartą ir manau, jis ruošėsi labai šitai kovai, nes labai jis norėjo revanšo. Ir kūnus jo atrodė kaip nuskalptuotas, žinai. Tai dėl to ir sakau, kad manau, kad tikrai, jeigu Henrikas būtų su tokiu požiūriu atėjęs, kaip jisai atėjo rugsėjį, ir Matufa būtų tokioj formoje, kokioje jis yra dabar, tai, manau, būtų šventęs Matas pergalę toj kovoje. Gerai, prieinam prie sekančios kovos. Rimkus Misiūnas. Tokia situacija atsitiko, kad Misiūnas nei pas mus nei ruošiasi, nei sportuoja, nei skaitosi Spartų gym kovotojų, bet taip atsitiko, kad jis atvažiavo į turnyrą ir jis neturėjo nei kas jį išvestų. Aš buvęs tokiai pas situacijai kažkada gyvenime, jį pilnai supratau. Bet jisai atėjo į Rūbinę ir paprašė, labai gražiai, nirtingai paprašė Andriaus visų pirma sutaipuoti bent jau vieną ranką, o po to taip gavosi, kad tuo pačiu ir išvesti į kovą, pasekunduoti. Tai kokios tavo dabar bus įžvalgos į šią kovą? Tai kaip? Ar tikėjai tokio rezultato, nesitikėjai? Ne, tai aš be abejo, kad tikėjau aš Arnoldo pergalę, bet nesitikėjau, kad taip greit pavargs po pirmo to raundo. Aišku, gerai, kad jisai pirmam raunde knockdowną padarė, tai jau automatiškai 2 raundus laimėjo. Tai ir sakykime, po tų 3 raundų, aš kadangi puikiai viską suprantu, tai aš žinau, kad bus ekstra raundas ir aš iš karto jį tik tais baigėsi gongas, aš jau jį pradėjau ruošti ekstra raundui, tiek atsistatymo, tiek motivacijos. Čia girdėjau legendas, kad ten buvo tokia motivacinė kalba, kad visi žaktelėjo aplinkui, kas girdėjo. Bet padėjo. Kas man buvo naujiena, kas dažniausiai būna keiksmai, reiksmai, panikos ir tu galvoji, what the fuck is going on, žinai. Ne, tai ir čia tokį tu davėjai, ką tu jam pasakėjai? Pasakiau gražius žodžius. Ne, iš tikrųjų tai aš jam pasakiau taip, kad ar jisai nori, kad ir jo augantis vaikas matytų tą video internete, kuris tikrai
bus išpušintas visur ir ant to bus dedama daug labai pastangų ir jisai nori pats atsikelti rytoj su ta diena, kad jisai pralošė Rimkui ir tai visur mirgės, visur skambės, ta prasme, tu būsi, žinai, išjuokiamas, žeminamas ir taip toliau. Tai buvo ta pagrindinė intencija apie tai, kad ar tu nori dabar tas išeiti 3 minutės paskutinės ir atiduoti viską ir jei reikia ir numirtam ringę, ar nori gyventi toliau su visu tuo jausmu, koks laukia, nes čia laukia 3 minutės kančios, o ilgi mėnesiai lauks, ilgi mėnesiai kančios lauks. Tai pagrindinė tokia, kaip matėm, užsikūrė. Bet aš pakartojimą žiūrėjau kitą dieną Instagrame, man atrodo, ir tą knockdowną mačiau. Bliam, ten gražytas knockdownas gavas. Taip išėjimas iš šono, tuk, pum. Jo, nes labai gražiai. Labai nustebino. Rimkus turi tokią problemą, jis į vieną pusę taip užsisuka ir labai atsidengia ir jis tai nuolat daro. Dabar nesakysiu, kurią pusę, bet jis turi tą problemą. Ir iš tikrųjų taip pat ir buvo. Ir paskui trečiam raundė tiesiog irgi Arnoldas stengiasi paprastus tokius dalykus daryti, kuriuos aš sakiau ir praėjo tie dalykai, sakykime, ir dėl to jisai pasiekė pergalę. Karosas prieš Naujoką. Title fight. MMA gloves. Broken nose. Ir 4 knockdownai. Wow. Ten ta buvo kovelė tokia, kur į filmus gali įdėti kaip iš pagal scenarijų ten kažkokį tai Rokio scenarijų ir tos MMA piršinės, kur ten kiekvienas palietimas ten tas jaučiasi ir tas pirmas išėjimas, toks šaltas dušas, kur išėjo, pats atrodo nestiprus smūgį, praleido, prisėdo pailsėti, bet taip ir prisėdo, lyg norėtų apmastyti. Lyg norėtų apmastyti. Nebuvo tam tokiam knockdown'e, kad ten plauktų ar kažką, jis prisėdo ir jis taip pasidėjo, pamastė, apgalvojo, atsistojo, ir tada jau ta kova, aišku, ten apsivertė 360 laipsnių ir tai tiesiog užbombardavo tada jisai Naujoką per visur, kur tik tai įmanoma, nes daug ką atidirbinėjom būtent į korpusą, kadangi mažai kas tikisi, kad mušiai Muay Thai į korpusą rankom, nes klinčas eini į artimą distanciją. Ir pavyko tą surast tą per tas kepenis prisibelsti į širdį, pavyko iš pradžių, paskui pavyko ir per galvą. Tai tikrai tai kova, aš manau, abejingų nepaliko, buvo tikrai įspūdinga, su Vitu paprasta dirbti, kadangi su juo, tas yra lengvas molis, su kurio lengva lipdyti. Dirbti kovos metu ar apie treniruotės kalbė? Ir treniruočių šiaip ir kovos metu, greitai pagauna, ko tu nori. Tu jeigu pasakai, kad dabar ten eik priešingą koją, priešingą ranką ten smūgiuojantis, jisai tą pagauna ir jisai tą padarys. Ten, kaip ir tu, pavyzdžiui, ringi pas tai kažko tai paprašai, ir tu tą padarysi. O pas kitus tu gali prašyti, gali ten jiem karvelius siūsti, mailų rašyti. Jie vis tiek savo daro ir niekaip nepavyksta tas, kaip su pulteliu nepažaisi, žinai, ant to būna, kur kompas prieš kompą, žinai, ką jau tu ten treniruotėse įdirbai, taip jau ten tiesiog, žinai, tokia pasyvus gali būti stebėtojas. Nes, mano sekantis jau turbūt klausimas ir buvo, nes Vytas yra šviežiai iškeptas spartietis, naujai atėjęs į mūsų klubą ir kokią nuomonę apskritai pas tavai yra apie Vytą Karosą ir kokios prognozės ateitį? Jis labai toks irgi draugiškas, pritapo prie mūsų kolektyvo, jis irgi greitai, jis toks atsidavęs irgi yra, jisai, kas svarbiausia, tiki mūsų viziją, o tai yra labai svarbu, kad kovotojas pasitikėtų ir tikėtų tuo, kas yra daroma ir dėl ko tai yra daroma.
Nes mačiau Kada? podcastą, po kovos įsikalbėjom, Utmos podcastą, sako, aš dariau tai, ką mes treniruotis įdarėm. Andrius sakė, o tos žingsniukus daryti, aš juos ir dariau. Ir man jie gavosi. Toks, žinai, toks super nuoširdus, žinai. Jis ir yra toks, iš tikrųjų, toks labai nuoširdus, šiltas žmogus. Nu ir džiugu, kad gavosi tokia padaryti. Aš manau, reikia neužmiršti, kad Vitui dar tik 23 metai. Šis jaunas. Jis labai dar jaunas yra kovotojas ir aš manau, kad jo tikrai šviesia yra ateitis ir manau, kad kaip ir tave, taip ir jį, ir Gloria turnyruose mes galim 65 kategorijai pamatyti. Aš manau, kad jisai tikrai turi tam potencialą. Gražu. Sekanti kova, kur kiek girdėjęs labai kontroversiškas sprendimas, Dirkstys prieš Krilavičių. Nu tikrai, ta kova buvo įdomi, aš manau, kad daugelis labai nuvertino Krilavičių ir pats Dominikas nuvertino ir pasako, kaip jis ten kepsi, klausė Veldan ar ten dar kažką tai darys, kad jis čia jį kaip norės, taip sunaikins vos ne ir ten toje kovoje ten išsityčios vos ne, ką norės tą padarys. Bet kaip matėm, nelabai gavosi ir trečiam raundė apskritai Dominikas kažkoks labai pasimetęs tam ringė buvo ir jau ten ir teisėjus apeliavo ir toks visas, nu, nepaėjo, sakykim taip. Aš nemačiau kovos, negaliu sakyti, bet kažką prieš teisėjus buvo? Ne, nu ta prasme, kada jau ten į kiekvieną apsikabinimą reaguoji, tu ten, čia mane apsizinai, čia kabinosi, čia ten, nu, matosi tas, kada tu žmogus pradeda, nu, Panikuoti? jo, ta tokia, gal ne tiek panika, kiek tu pasimtų, nu, tu nesitikė to, tu išėjai laimėti, užtikrintai tą kovą ir, nu, iš tikrųjų net tas atimtas taškas teisėjų, kur mano atveju ten abudu darė daug įvairiausių nešvarių dalykų, tiek Krilavičius, tiek Dirkštys ir ten abu jie verti buvo to minus balo ir realiai tas minus balas išgelbėjo Dominiką nuo pralaimėjimo ir teisėjų atžvilgių. Mano akimis tai tikrai pirmą raundą laimėjo Krilavičius ir trečią raundą. Bet čia viskas, čia tokia vėl, sakykime, čia taip pat panašiai kaip vyko Narausko ir Dirkščio kova, antroji jų dvikova vyko, kur irgi kaip ir laimėjo Narauskas, bet Dirkštys to nepripažino ir iki šiol jisai nepripažįsta, kad jisai tą kovą pralošė. Tai lygiai taip pat čia šioj kovoj, kad ir verdiktas teisėjai buvo vienoks, bet mes nei jaučiamės pralaimėję toj kovoj ir žiūrovai, kas matė tą kovą, lygiai taip pačiai ir skandavo Raimio, kada prieš kelimą rankų ir jie tikėjo jo pergalę ir dauguma komentarų irgi rašo. O Dominikas, manau, šioj kovoj tiesiog tų žodžių savo atstovėjo, kuris papasakojo. Jeigu Dominikas būtų laimėjęs prieš Raimį, kuris turėjęs 4 ar 5 kickbokso iš vis kovos, sudėjus čia su mėgėjų ir profesionalų, tai būtų laimėjęs kaip Vitas laimėjo prieš Ernestą. Tada jokių klausimų nėra. Prieš kokį Ernestą? Prieš Naujoką, jo, prieš Vitas Kabinų. Jeigu tai būtų... Ernestas. Jo, Ernestas. Tai jeigu būtų laimėjęs taip Dominikas prieš Raimį, kaip laimėjo Karosas prieš Naujoką, tada jokių klausimų nėra. Tu viską, kaip pasakėjai, taip ir padarėjai. Pravažiavai kaip su traukiniu, pasiuntei ten 4 kartus į knockdowną, nakautavai, nu bet čia... Ne taip. Čia labai toli gražu iki tos, sakykime... Gerai, tai, dar buvo, aš jau vėlgi kovos nemačiau, aš negaliu komentuoti, bet visi buvo, nepasipiktinę, gal pasimetę, kodėl tu uždraudėjai Krilavičiui mušti per koją. Nes kitą rytą, kas matė Dominiką, tam valgykloj viešbutyje, tai jisai vos pavilko koją, jisai vos paėjo, vos realiai paėjo. Ir jis sako, nu, čia 1-2 smūgių klausimas buvo, kai galėjo kovą užbaigti Krilavičius. Kas buvo tokia situacija? Aš nemačiau, nebenesakysiu, bet... Aš pajokaudamas pasakysiu. Sergėjau, Dominikas mums uždirba pinigus. Aš esu jam už tai dėkingas.
Jisai mums kelia reikia. Nu kas būtų, jeigu mes jį būtume antram raunde dar 2 kartus įspyrę į koją ir jisai būtų nakautė? Kas būtų? Ar mes uždirbtumėm toliau pinigus? Teisingai. Ne, taip kad, nu, mums Dominikai, ačiū. Jo, Ačiū. Iš tikrųjų, nu, mes esam dėkingi ir valio, kad taip viskas ir baigėsi ir kad nemušėm toliau per tą koją ir kad toliau turėsim tęsinius įvairiausius ir toliau Dominiką išlaikom aukštumose, tai kaip sako, kad bet Dominikas irgi mums turėtų padėkoti. Jo tas sugrįžimas ir kažkoks vertinimas vėl atsirado po Edvino kovos, vėl jį pradėjo gerbti visi, pradėjo tas kitoks požiūris pasikeitė į, kad jis ne tik tais šnekutis, tai čia aš manau, kad šitoks yra abipusė, žinai, ir mes jam dėkingi ir jisai mums turi būti dėkingas. Edvino situacija. Tai Edvino situacija, kai jūs jau grįžęs, jau turėjo profesionalią kovos, dabar pasaulio tauriai kovos. Prasme, jis jau nusiteikęs, grįžęs į save pilnai, dirbo 100%, jisai nei kiek nepalūžo po tos kovos ir grįž, manau, su trenksmu ir pamatysim čia mes dar revanšų ne vieną ir... Nu. Gerai, apžvelgiant grįžtant atgal laiku, šiek tiek, nu čia netoli, o čia į rugsėjį, man atrodo. Ne rugsėjį. Lapkričio pradžioje. Lapkritį. Apžvelgiant tą kovą Dominiko Dirščio su Edvinu Šalkovskiu, kokie tavo komentarai būtų? Kokie blogi komentarai būtų. Kas nutiko, nes visi iš Edvino tikėjosi irgi. Nu, dėl to, kad viskas ir taip aišku, nesusitvarkė su psichologija, nesusitvarkė apie tai, kaip mes šnekėjom prieš tai, kad jam buvo iškeltas, kad tu privalai tai padaryti, kad čia nėra net klausimų, tu privalai laimėti ir ta 19 metų jauna galvelė dar su tuo nesusitvarkė, bet reikia suprasti, kad apskritai kaip savo svorį, tai dar yra iš vis toks paauglys, nu, jam dabar 20 metų, bet... Jau yra 20? Jo, 20 metų tokiam svorį tai yra, nu, labai jaunas, labai jaunas kovotojas. Ten tokiam svorį atsiskleidžia kovotojai 23-24 metų. Bet vėl čia tokie kaip pasiteisinimai. Taip, jis tą vakarą netrodė, į save nebuvo panašus, visi, kas jį žino ar pažįsta, tai matė. Iš kitos pusės tai vėlgi jo buvo irgi profesionali kova ten 4 ar 5, o tokio žinomumo, tokio žiūrimumo, tokio, sakykime, prieš tą kovą visų konferencijų, tų face to face ir taip toliau, tai jam buvo tokia pirma gyvenime toks išmėginimas ir manau, kad tai duos labai gerą impulsą ateičiai. Ir dar kartą ačiū Dominikai, nu, už tai, kad suteikė šią progą mum, iš tikrųjų, nes tai tikrai atneš daugiau ateityje naudos negu žalos, kadangi jisai perlipo per tai ir dabar jau... Daug atsakingiau žiūri pasiruošimus? Ne, jisai ir tada žiūrėjo atsakingai pasiruošimus, bet... Nu, bet aš pasijausiu, dabar pradėjo ir su psichologija labiau dirbti. Tuo metu, sakykime, kaip jisai jau gal turėjo tą jaunojo kovotojo tokią problemą, kad jau jisai jautėsi, jisai pats iš savęs aš čia geras ir mes šnekėjom, kad reikia prieš tą kovą bendrauti su psichologais. Tai jis ten gal vieną kartą sugebėjo tik tais nueiti į varžybas, važiuoti jau, nu, ten gal čia man tai tokias nereikia, gal į tas reikia, nereikia ir toks buvo... Apie mėgėjus kalbėjo. Jo, ir toks buvo atsiradęs jau, nu, tas toks, nežinau, kad jaunatviškas sužvaigždėjimas, dėl tas, nu, nors mes žinom, kad Edvinas toks yra irgi nuoširdus, jisai, nu, paprastas, jisai klauso visą laiką, bet, nu, toks buvo galbūt šiek tiek. Ir čia tas buvo tos šaltas dušas ir... dauguma palūšta kovotojų, sakykime, tų ypač jaunų perspektyvų, kur ten žygiuoja kaip per sviestą ir bam, vienas toks ir viskas, ir jiem tai galvoj kažkas tai atsitinka, o jisai kaip tik kitai priėmė kaip tą šaltą tokį dušą ir jisai grįžta su dar didesnė jėga, dar didesnė energija ir manau, kad jo dar tokia ilgai. Aš pastebėjau, kad po tos kovos, kai jisai grįžo į sporto salę, jisai iš to, kaip sakyti dabar tau, jau ale statusinio kovotojo, jisai vėl grįžo į mokinio poziciją. Taip, jisai vėl viską nuo pat pradžių, vėl teiraujasi, vėl mokinasi, vėl klausosi, vėl stengiasi labiau ir taip toliau, taip toliau. Čia tikrai buvo į naudą. Ir aš kaip sakau, kad jo,
karti piliulė bebūtų, ir mes žinom dar tą patį Dominiką ir Rimkų, kaip jie visą tai paskui dar naudojasi, dar kokią 2-3 mėnesius tave valgo su šūdais socialinėse tikluose po tų pralaimėjimų. Bet tai buvo karti piliulė, kurią jis turėjo nuryti tam, kad jisai padarytų vėlesniai savo karjerai didelį žingsnį ir daugiau pastangų įdėtų būtent į savo trūkumą, kurį atskleidė, tai reiškia psichologija. Be abejo, ir mes turim puikų pavyzdį, apie ką prieš tai šnekėjom. Tai Pultaražinskas sugrįžo po to, kai pralaimėjo Rimkenzą. Ir mes matėme visai kitą Pultaražinską šį kartą, negu kaip jisai kovojo prieš tai. Nes toj kovojo, aš manau, kad jam irgi tas buvo toks, jisai asmeniškai galbūt buvo irgi įžeistas ir, pats savimi jau nusivylė savo galbūt gyvenimo, kokiais įgyveno iki to, kad, čia toks jau kaip ir tas restartas jį tikrai motivavo ir mes matom rezultatą, kad favoritas, kuris daugiausiai daro ten, sakykim, suktukų ir visų tai buvo pats iš suktuko jo nekautotas. Tai tikėkime, kad mūsų atveju čia įvyko viskas lygiai taip pat. Nors aš sakau, jau prieš Moldovos kovotoją gruodžio mėnesį kovojo Edvinas ir jau ten buvo kitas Edvinas. Jau jisai ten jautė distanciją, jis ten nakautavo varžovą. Kur čia kada? Čia buvo Tauragėj. Tauragėj. Jo, kada vyko gruodžio vidury, berods toks buvo šių metų paskutinės varžybos. Tai jau jisai jau kitaip atrodė. Jau ne tuo metu jis jau kitaip atrodė. Ir vis, sakau, tas atsiradęs sportinis pyktis, grįžimas į žemę ir supratimas, kad šitam sporte nieko vienas tu nepasieksi ir po vieną mes čia esam tiesiog lengvas grobis, o visi kartu mes tampam patys grobuonim. Maslobojev Levinus. Labai iš tikrųjų iš tos kovos, aišku, kaip visą laiką, ten varžovas, tai nieko gero. Iš tikrųjų, tai netgi kaip sutinkant prieš... O tas tai senis? Tas senis, o tas varžovas nieko gero. Net sutinkant prieš šią kovą, iš tikrųjų, tokių daug turėjau irgi viduje abejonių, ar reikia čia to, kadangi pradėjom ir Glorijai, grįžom su pergalė ir daug planų, o šitas varžovas buvo tas, kad tikrai visaip galėjo būti toj kovoje, kadangi, aš nežinau, žmonės, jisai buvo pasidė 12-1 rekordas, jisai buvo pralošęs Glory kovą prieš Serbijos kovotoją, bet aš prieš tai žiūrėjęs jo visą kovų istoriją, jisai yra laimėjęs prieš Koman, tą juodaodį, kuris įveikė Serbą, tada, kai mes dalyvavom gruodžio mėnesį. Ir jis šitas Livinijus yra laimėjęs prieš jį. Reiškia, tarp jų 3 Glory kovotojų, jie visi turi tarpusai po vieną pergalę. Jisai nugalėjo Achtenberg, Lukas tokį vokietį, kuris žygiavo gal 17 ar 18-0, jisai buvo senčiai čempionas. Jo, ir jisai įveikė tada prieš tai turnyrį jį. Hebra, būtent todėl aš neanalizuoju savo priešykų, nežinai, ir galvos tau neskauda. Taip. O treneriui skauda. O treneriui skauda ir dėl to sakau, toj kovoje tikrai tai nebuvo toks, kad tu gali išeisi, mes čia, žinai, ir aš jau čia vos ne ramus ir mes matėm tai iš pirmo raundo, kad tas pirmas raundas labai buvo sunkus ir jisai buvo labai apylygus ir jis labai nepatogus ir jo tie keliai kyla iš niekur. Tiesiog atradome tą tinkamą distanciją, kurioje reikia dirbti ir tie užkabinimai keli ir vėlgi realiai tai susidėliojo viskas, tas, sakykime, likimas į mūsų pusę. Vien dėl to, kad tu irgi buvai taisyklių aiškinimo, kad jie sakė, kad no standing knockdown. Tai reiškia, no standing 8 count. Tai reiškia neskaičiuoja knockdowno, tol kol tu stovi ant kojų, kad kai boksai arba tu lieti keliu žemę, arba gali nutraukti bet kada tą kovą. Kad jaučia, kad tau jau pavojus gyvybei. Aš biškai dar paaiškinsiu. No standing 8 count, reiškia taip, kad jeigu tu stovi ant kojų ir bent jau kažką darai, giniesi ir bent jau po vieną smūgį tarp tų smūgių išmetė, reiškia, tu dar funkcionuoji. Jeigu tu visiškai gynybos veiksmų nedarai, tiesiog užsidaręs stovi kažkurį laiko tarpą
ir matosi, kad tau jau pareina kažkas, tai tada tiesiog tave nuima. Nėra knockdowno skaičiavimo, kaip visi sako, teisėjas turėjo nuimti. Iš karto nakautas, iš karto nuima. Būtent todėl, sako, jeigu tu jauti, kad tu nebekontroliuoji situaciją, kelią dėdi ant žemės, tau duodama 8 sekundės atsigauti ir tu grįžti į kovą. Be to, arba tu... Dėl to toj taisyklėje jie negalėjo skaičiuoti anksčiau knockdowno, bet jie galėjo anksčiau nutraukti kovą. Jie patys šitą taisyklę naują mums papasakojo ir patys toj taisyklėje savo nesusikontroliavo, nes jie galėjo tą kovą kaip ir anksčiau, sakykime, prieš porą smūgių nutraukti ir tada aišku būtų... Aišku, visi per ankstyviai tada būtų sakė, kam čia nutraukė, čia nesąmonė, tai čia blablabla. Aš jaučiu ir jisai pats dar nieko nesupratęs, tai tą patį sakytų, nes jisai dar ten gynėsi, matosi, kad jau smegenys jau atsijungusios, bet jisai mane dar žodžiai kažką provokuoja. Come on, tipo, kažką jisai ten dar kalbėjo. Aš aišku, ten negirdėjau, mas man jau tuo momentu, žinai, ausysiai žmonės. Tai aš jau ten buvau jau toksai, užsivedęs, sakykime. Nu ir aišku, tas toks paskui mums šiek tiek kaip ir žmogiškosios pusės gaila, kad to žmogaus, niekas nenori. Aišku, visi mes suprantam, ko rizikuojam ir dėl ko ateinam čia, bet tas vis tiek žmogiškoji ta pusė, kažkaip, vis tiek gaila žmogaus ir vis tiek, aš tai kaip treneris pagalvoju apie ateitį, apie karjerą, jis palyginus irgi jaunas, yra tikrai perspektyvus. 30 metų. Ar jam 30 metų? Aš galvoju, kad jaunesnis, 28 gal. Bet vis tiek 30 tokiam svoriui, tai dar tu ten turi 6-7 metus, tikrai gali toliau eiti ir 30 metų tai yra tas pats tavo pikas, sakykime, ta pati tavo jėga, energija yra ir toks galvoju, 1-2, ar jau po šitos kovos nebus taip, kad jau pasibus stiklinis žandikaulis, kad nuo kiekvieno palietimo įsikris ir ta prasme, ir gali nukris dar 1-2 kartus ir viskas problemas gali prasidėti. Jo, ir viskas, tai dėl to, o šiaip kova, aš manau, įspūdinga ir kas tas tikrasis kickboksininkas numeris 1 Lietuvoje šiai dienai, tu tikrai įrodai. Tai... Ačiū, tai labai malonu iš jūsų girdėti. Dabar apibendrinus visas šitas kovas, ar buvo kažkas, ką norėtum matyti kitaip, kur reikia didžiausio patobulinimo? Pasiruošime, tarp kovotojų kažką gal pamatyti kažkokią bagą. Aš nepasakyčiau, kad buvo labai daug kažkokių tai bagų, yra aišku visada ką kur taisyti. Aš niekada nesu ten patenkintas 100% rezultatų, bet tikrai buvo gerai, galima buvo padaryti, aišku, dar geriau, bet sudėtinga dabar taip paimti ir nurašyti ir pasakyti, kad ne, ten buvo ten ir tas, kai mes iš tiek kovų, sakykime, tokio lygio kovų su ten reitingė pirmaujančiais kovotojais, kovojant pasiekėm pergalės. Tai aš manau, kad tikrai šitas rezultatas ir pasirodymas buvo geras, ne puikus. Tai sekantis mano klausimas yra, ar buvo momentų, kai jautėjai, kad tavo sportininkai gali pasirodyti dar geriau, bet vis kartojo tas pačias klaidas kažkokias? Gal seniau, gal ringė kažkokios naujos atsirado? Ne, tai, sakykim, naujos yra seniai pamirštos senos, tai visą laiką, tu sakau, gali, Henriko atveju, kaip ir sakiau, tas nenoras niekada nusileisti jo. Raimis šiek tiek turėjo laikyti kitą distanciją, tiksliau Dominika kitoj pozicijai turėjo šiek tiek laikyti, užsistovėjo jisai šiek tiek savo kampe per ilgai keliuose momentuose, kas irgi turėjo didelę reikšmę. Sergejus ten per artėjo varžovo metėsi visą laiką į priekį pradžioje, toks norėdamas iš karto užmuštantą irgi varžovą savo, o neatsirinkti pavieniais smūgiais pradžiai distanciją ir tada jau padaryti tą, ką reikia. Tai... Sergejus turi pasiteisimą, Sergejus ėjo su skilusiu keliu ir žinojo, kad Levinas mėto
tikrina tą priekinę koją, priekinę kelią, blauzdą priekinę. Ir jeigu būtų porą kartų užtaikęs, būtų pamatęs, kad biški prisėdo ir reaguojo, kad po to jisai lestų tą koją ir galėjo būti labai labai liūdna situacija. Todėl jis ir nusprendė, kad nuo pirmų sekundžių pradės kaip tankas eiti į priekį, kol atsirinks jau tą situaciją ir kol jisai pradės pamiršti apie savo kojas levinus, nes norės laikyti tiesiog rankas čia. Bet pirmam raundui jis labai puikiai buvo prisiminęs ir kai tas tame ir yra, kad jisai kaip tik antram raundui jau beveik kojom, kada tu pats pradėjai mušti koją. Prieš pat galą jisai vieną tokį smūgį davė, bet gerai, ne į išorę, o į vidų, tai bukoja, sakau, nuskrido, ir sakau, tas momentas buvo kaip filme, žinai, atrodo, tas sekundė sulėtėja, galvoju, o blemba, į toks tik paliečiau žemę, toks, stovi. Tada jau į priekį vėl einu. Nes galvoju, prema, tai bus, žinai, kaip būna, pastatai, tada tas nervinis toksai, bet nebuvo, ačiū Dievui. Bet paskui kitą dieną, aišku, jau jautėsi tas kelias, manau. Tai va, tai visą laiką galima surasti tas, sakykime, ką galima padaryti geriau. Tai mes žmonės tokie esame, visą laiką norim padaryti kažką tai geriau. Ir jeigu jau tu sakysi, kad ne, čia viskas buvo tobula, tai reiškia, jau nebereikia dirbti, viskas užtenka, mes reiškia, jau pasiekėm, bet man nemanau, kad pasiekėm. Tai. Dar apžvelgus visą turnyrą, koks buvo labiausiai emociškai įtemptas momentas tau per visą turnyrą? Man viskas, žinai, kaip atėjom į areną, kaip pradėjau pirmą teipą sukt, kaip prasidėjo tas... Ir viskas. Įkvėpimas. Tik po turnyro. Ir tas 6-7 valandas, tai tas kažkur tu kaip kosmose ten toks... Išskrydęs, tu biški, tai kažkur vėluoji. Kitus siuntėjai pas psichologą, pats nenori nueiti pas psichologą, tu lankaisi? Aš lankęsis anksčiau, bet aš nesakau, kad nereikėtų. Aš manau, kad reikėtų. Tik nežinau, ar vėl čia bus į gerą ar į blogą, gal kaip tik gerai, kai aš buvau tokia, būnu transo būsina. Gal žinai, kaip sako, ten žmonės tam transo būsina sugalvoja geriausias kažkokias, žinai, ten, kad geriausi dailininkai buvo ten buvę narkomanai, alkoholikai. Jie, tai gal jie biškutį ten, kaip tu sakai, narkomanai, alkoholikai buvo, bet o nestresė ten. Tai bet aš tam pačiam transe kažkaip tai būtų, žinai, kur viskas, taip kaip po vandeniu jautiesi visą laiką kažkur klausimas, tu kažkur tai vėluoji, tai galbūt sakau. Baisu sugadinti, žinai. Supratau. Dabar perėsim prie dar vienos dalies klausimų. Čia labiau patarimai kovotojai, šiek tiek motyvacijos. Ja? Kokias didžiausias klaidas daro jauni kovotojai tavo manimu, norintys prasimušti į didelius turnyrus? Didžiausios klaidos yra tai kaip ir visur. Aš manau, kad čia nereikia susėti su kovotojais ar su šiuolaikinis jaunimas nori gauti viską čia ir dabar. Ir tai yra jų pagrindinis, jie nenori dėl to daug dirbti, kad gauti kažkokį rezultatą. Jie nori greito rezultato. Dėl to atsiradė tiek daug skemo įvairiausio, daug žmonių papuola į, dėl to, kad visi nori to kažkokio tai tos auksinės piliulės, kur aš išgeriau ir pasiekiau. Kaip žaidime, aš ten užsipirkau, ufinau ir ten jau aš esu. Ir nieko daryti nereikia. Jo, bet dėja, realybėje taip nebūna. Ir jauni kovotojai per anksti pateikia, kad jau jiem reikia eiti į tą ringą, jau kovo tokiam lygiai. Ir tada laukia nusivylimas. Ir dažnai, tu jeigu ateitų 1, 2, 3 kartus šėlės, nieko neparodai, tai kas tave kvies 4 kartą, kam tai reikalingas. Kokia stiprioji kovotojo psichologijos formulė? Ar visi gali tapti čempionais tavo manimu? Ne. Neįmanoma būti visiems čempionais, nes, taip, nelogiška būtų. Nelogiška, bet... Negali visi tapti čempionais ir, kaip aš sakau, ir nereikia. Ir neturi būti visi čempionai, ir neprivalo tapti, ir yra daug kitų veiklų gyvenime, kuriam galima užsiimti, apart tik sporto. Aš manau, kad svarbiausia turėti kažkokį tai apskritai tikslą, eiti tikslų link, siekti gyvenime ir sporte, ir versle, ir darbovietėje, ir tai, kad tu esi su kūryboje kažkokia ar dar visą laiką stengtis, aišku, įsikelti savo maksimalų tikslą.
jeigu kažkas ir nepavyko, tu gali visą laiką dabar, mes gyvenam pasaulyje su atvirom sienom, tų tikslų gali daug turėti įvairių, svarbiausia, aišku, juos keltis aukštus ir stengtis eiti jų, ir jeigu kažkur nepasisekė, tai nereiškia kažkoks gyvenimas baigtas. Nu, tai netapai čempionu, tai nebūtinai tu nebūsi sėkmingų verslininkų. Ir, kaip sakant, dienos gale dar neaišku, kur tas bus geresnis gyvenimas, ir ramesnis, ir stabilesnis, ir taip toliau. Tai be abejo, kad yra tokių savybių, kai kurių tiesiog išugdyti neįmanoma, tai yra arba duota, arba neduota. Ir gali kažkaip pakreipti, kažkaip pakoreguoti, bet tai vyksta viskas procentas. Tai nevyks, tai negali nuo 50 iki 100, tu gali nuo 50 iki 60. O kitas tiesiog gimė su 80 ir tu nelabai turi šansų. Tai gerai, tada taip galim pereiti prie kito klausimo. Kiek vose lemia talentas, o kiek sunkus darbas, tavo manimu? Aš manau, kad tai susiję vis tiek dalykai. Sunkus darbas visą laiką nugali talentą, bet talentingas, sunkiai dirbantis visą laiką nugalės tik tais darbininką, visiškai neturint kažkam tai talentą. Vis tiek turi žmogus turėti kažkokiai veiklai talentą, bet jo neužtenka. Talentas gali dominuoti 16, 15, 17 dar galbūt metų, 14 metų. Tada gali tas talentas pranokti, sakykime, netgi be didžiulių kažkokių tai valios ir darbo pastangų, tu gali būti geresnis už kitus. Kada tu atsiduri tam bendram katile, kur visi tie buvę 14, 15, 16, jau yra ten 19, 20, nes didėja iškart labai didžiulis žmonių skaičius, kai tu kovoji 15-16 kategorijų ir kai tu gal kovoji suaugusiu. Yeah. Tai reiškia buvę ir 15, ir 16, ir tau ten pradedant nuo tavo 8, jau jie buvo ten 19 ir kovojo ir taip toliau, jų yra labai didelė masė ir ten jau nėra įmanoma tik tais pasiekti kažką tai su talentu. Vidutiniokų visą laiką galima būti. Be darbo, be juodo darbo, be atsidavimo, be dievinimo to dalyko, tu niekada nebūsi top. Tu arba būsi kažkur per vidurį, arba būsi žemiau negu vidurys. Tavo, Andriu, manimu, kaip kovotojai turėtų tvarkytis su pralaimėjimais? Ir ar pralaimėjimai gali tapti pergalės pagrindu? Ne, tai be abejo, kad gali, jeigu tu susitvarkai. Bet sakau, ir vėlgi, mums tai yra kraunami tie labai tokie didžiuliai reikalavimai ir aš manau, tai daug sunkiau. Mums daug sunkiau yra susitvarkyti su tuo, kadangi mes nuviliam daug žmonių iš tų, kurių tiki. Aš tikėjausi, kad jūs turit laimėti ir jūs čia aš negaliu būti neteisus. Per jūs voločiai aš turiu tą jausmą kartelį ir tas yra iškeliama uždedamam pečių ir man sunku į šitą klausimą atsakyti vien dėl to, kad aš pats nelabai lengvai su jais susigyvenu ir aš ilgai išgyvenu ir daug ilgiau išgyvenu juos negu mūsų pergalės. Aš pergalės visas užmirštu, o pralaimėjimus atsimenu, lyg tai būtų buvę vakar, tai čia nėra toks paprastas. O kad kovotojus veda, be abejo. Ir vėlgi, ačiū Dominikai ir mane patį irgi įkvėpė tas pralaimėjimas. Iš tikrųjų, čia įkvėpė dar daugiau dirbti ir tu matai, kad dar atsiniai aš įnešiu kažkokių tai naujovių po viso to. Taip, tai mane tai motyvuoja. Mane kiekvienas mūsų sumenkinimas, kažkoks pažeminimas, tai tik tais motyvuoja. Manęs tai nei kiek neglumina, tai nei kiek manęs kažkaip tai nepaveikia į tą linkmę, kad aš palūšiu. Mane tiesiog motyvuoja. Jeigu kažkas pasako, kad jūs to nepadarysit, tai pas mane nėra susimąstymo, gal iš tikrųjų, gal nepadarysim. Hold my beer. Jo, pas mane yra tas. Pažiūrėsim. Ta prasme, pažiūrėsim. Tai įrodyti tas visą laiką kažkoks yra, kad reikia įrodyti. O tu dar pykstant Henriko. Tai kalbant apie tą, vėlgi prisimenant Dominikos situaciją, šmeižavo nuotrauką
nuotrauką internete po šio turnyro, kad Dominikas kažką su tavim bandė kalbėti, ar tu ten bandė kalbėti su juo, jį ten traukė treneris, o tu su šypsna kažką jam sakai, kas ten per situacija buvo? Tai ten vėlgi tokio nieko rimto nebuvo ir ten ta nuotrauka tokia kaip visą laiką. Daug sakantai atrodo. Jo iš konteksto, kada jau tas pokalbis ir į pabaigą, sakykime, jau ėjo ir tada ten treneris, nebuvo ten jo kažkokio tai piktybinio to pokalbio, aš sakau, kad Dominikai, pyk, nepyk, bet šitoj kovoje tikrai pasirodė prastai ir aš daugiau iš tavęs tikėjausi, nes tai iš tikrųjų tokia yra tiesa, nes, pagal kalbas, pagal predictionus ir pagal visų įsivaizdavimo, tai ten turėjo būti visiškai kitokia, bet aš Raimundu visiškai pasitikėjau ir čia buvo tas atvejis, pažiūrėsim, kaip čia taip viskas, ir jisai tada pradėjo, tai priėmė taip ir tai gerai, tai revanšo čia, tai kažkaip, tai viskas bus gerai, taigi bus dar tų revanšų, čia su mum ne vienas ir ne du, ir ne trys, čia mes revanšuosimės, ir Edvinas, ir čia, visi jauni kovotojai, ta prasme, čia, ir tai čia visas tas pokalbis toks ir buvo, nebuvo jisai ten kažkoks tai ilgas, aš pasakiau tiesiog, gal čia nebuvo jokių ten kažkokių tai įžeidimų, ar ten kažkokių ten pykčio ar kažko, tai tiesiog toks pokalbis ir buvo. Kalbant apie UTMA, kaip tu manai, ar gali UTMA UTMA organizacija tapti didžiausias kovos turnyras Baltijos šalyse, o gal net Europoje, o gal net pasaulyje? Tai aš manau, kad jisai tapęs didžiausias Baltijoje, tai tikrai. Tu prasme, pagal ką mes žiūrim? Pagal populiarumą, žiūrimumą, uždirbimumą. Tai aš tų skaičių, kiek uždirba, aš nežinau jų, o pagal skaitlingumą arenoje, tai aš manau, kad jie šio renginiu pamušė rekordus, nes aš žinau, kad Estijoje ten Velyga tam turnyre, kur irgi jie ten tą savo nedidelę palyginus areną, tai ten renka apie 3,5-4 tūkstančių žmonių, tai ta prasme, tai jau ten tuose pikiniuose turnyruose, tai 10 tūkstančių arenoje niekada dar nėra buvę, tai šiuo metu aš manau, kad jie tikrai lyderiauja jau Baltijos šalyse, tai vienareikšmiškai. Kalbant apie tą patį Europą, pasaulį, kaip tu manai, tu turi perspektyvos tapti, taip vertinama kaip, pavyzdžiui, tas pas Glory? Matai, kas yra dar sudėtinga tai pasakyti, aš to linkiu, norėčiau, kad tai būtų, bet tada turi rinka plėstis. Tu negali būti geriausias Europoje, būdamas tik vienoje šalyje. Ta prasme, vis tiek tada turi plėstą rinką kažkur, tai ten turi vykti turnyrai ir kitose kažkur tai šalyse, užkariautą rinką, sakykim, kad tai taptų tokiu globaliu reiškiniu, bet Baltijos šalyse, apie Lietuvoje, tai taip, aš manau, kad, tai rodo skaičiai tiesiog, tai nėra kažkokia tai ten kažkoks tiesiog pasakymas, tai rodo patys skaičiai ir su jais tu negali ginčytis, niekada su skaičiais tu nepasiginčysi. Tu gali bandyti, bet čia toks, gali būti simpatijos, antipatijos, bet su statistika tu gali sakyti, kad tu geriausias ten sniperis, bet jeigu pas tavę ten 23% taiklumas, tai ką, žinai. Tu gali kiek tu nori sakyti, žinai. Bet... Geriausias gal savo kiemę? Ne, bet šiaip, taip yra, tai jeigu yra skaičiai, tai skaičiai parodo. Gerai, Andriu, mes prieisim jau užbaiginėsim, nes žinau, kad tau reikia lėkti, man reikia lėkti. Kiek valandų jau? Oho, 4:30, kaip tu kaip visą laiką, negalvoji, valandą laiko pašnekėsim. Jo, valandą. Valanda ir yra, valanda 25. Tai... Paskutiniai keli klausimai, tiesiog mes jau mano tos užbaigimusius klausimus tavo esame uždavę, todėl visų jų neužduosiu dabar, tiesiog tik kelis. Tai vienas iš pagrindinių pirmų turbūt klausimų yra, ar vis dar Andrius Šipaila, tu esi laimingas žmogus? Be abejo, kad laimingas. Kodėl man turėtų... Kodėl aš turėčiau būti nelaimingas? Kaip tu jautiesi? Kodėl jį laimingas? Iš kur kaip ta laimė pasirodo? Nes mano nuomonė, kodėl šitą užduodu kiekvienam žmogui šitą klausimą. Nes mano nuomonė, kad nesvarbu, ką tu darai, kaip tau sektosi, bet svarbiausia, kad tu būtum laimingas. Nes visų turbūt yra tikslas būti laimingiam. Ir jeigu jie, žinai, žmogus yra turbūt pati baisiausia limtis, jeigu tu negalėtum pasipažinti savo ir kitiem, kad tu esi iš tikrųjų laimingas žmogus. Aš manau, kad aš esu laimingas žmogus dėl netgi ne vienos priežasties, dėl daug priežasčių.
Manau, viena iš jų ta, kad man laimė yra tai, kai aš stengiuosi dėl kitų kažką tai daryti ir kada aš kažką tai atiduodu, aš nuo to tampu laimingesnis. Tai aš tai stengiuosi daryti ir aš esu pilnai įsitikinęs, kad jeigu man, sakykime, kažkas atsitiktų ir aš paprašyčiau pagalbos, kad daug žmonių mane suteiktų, kadangi aš per savo gyvenimą daug daugiau esu stengęsis dėl kažkokių žmonių jiem visur padėti kiekvienoje situacijoje, neieškodamas savo kažkokios tai naudos. Ir tai yra laimė, kada tu žinai, kad tu būtum svarbus daugumai žmonių ir kad tu esi reikalingas. Pas mane nuostabi santuoka, aš savo santuoką esu Kodėl žiedą nusėmės? Žiedas, galiu tau parodyti. Jokauju. Nepykit, kas žiūri. Aš irgi su sportu esu. Esu santuokoje laimingas, turiu jūs nuostabius kovotojus, draugus, mums pavykę tą mūsų bendruomenę tokia kaip šeimą sukurti ir viskas, tu neturi, sakykime, jo, čia kažkokie tai iššūkiai, ten tu pavargęs, ten negali pailsėjęs, bla bla bla, bet čia, čia yra tokia kasdienybė, bet tu negali apibendrinti, pasakyti, kad aš esu nelaimingas, nes aš esu pavargęs. Tai pailsėsi ir viskas. Neaišku dar kada, bet visą laiką dar lengviau su viltim gyvenimu, kad sakai, sakai, ten po balandžio 19, jau, bet paskui prisimenu, kad Lietuvos čempionatas gegužės 3, dabar tu pasakai, tada dar pasaulio taurė birželio ten 12 ir jau po birželio 12, jeigu kažkas nesugalvos naujo Liepos 4, žinai. Tai pailsėsi ir... Mes tam rūpjūtį planuojam į Kroatiją važiuoti. Tai aš tai dirbsiu tą kartą, o tu galėsi ilsėti. Tai bet mes dar savo turim stovyklą rūpjūtį pasidaryti. Tai taip ir yra, tai o dėl laimės tai sakau. Aš jaučiuosi tikrai laimingas, aš jaučiuosi mylimas, jaučiuosi vertinamas, o tai manau kiekvieno žmogaus tokios pamatinės yra, dėl ko tu gali jaustis laimingas, dėl ko tu gali jaustis gerai, nes jeigu tavęs ten niekas nevertina, niekas nemyli, tai tau sunku tą kažkokią tai pozityvą ar tą laimę išvelgti tam gyvenime. Ir kaip sako, žinai, ne piniguose laimė, kai jų turi. Tikrai. Kai jų turi. Kai jų turi, atrodo visiškai ne pinigų, čia esmė. Yra daug svarbesnių dalykų. Jo, bet žinai, kaip jų neturi, žinai, kaip prisimint tokius laiko, tai tada viskas atvirkščiai, žinai, Nebeužtenka emocijų laiko jaudintis dėl kitų dalykų. Taip, nes reikia tada galvoti apie pinigus, kaip išlaikyti šeimą, kaip kažkokią tai gerbuvį. Taip. Paskutinis tada dalykas, šitą kamerą tavo, gali neskubėti, jie gali paskutinį savo žodį tarti mūsų žiūrovui. Palinkėjimas, gal tiesiog kažkoks graži mintis, gali neskubėti. Tai palinkėjimas toks ir būtų, kad būtumėt jūs visi laimingi, kad kiekvienas atrastų tą laimę, ta laimė yra pas visus skirtinga. Ir linkiu visiems atrasti tą tikrąją laimę. Pabandykit nuo to, kad geriau atiduoti kitam, negu tikėtis kažko tai iš kito. Labai gražus palinkėjimas, pavyzdingas palinkėjimas ir ačiū tau dar kartą už tavo laiką. Draugai, ir ačiū jums, kas esate ačiū, kad jūs padedat man kurti sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat nepamirškite palaikyti mūsų kanalą spaudžiant like, spaudžiant subscribe mygtuką, taip pat pakomentuokit savo nuomonę apie šį pokalbį ir palikit mintis, ką norėtumėt pamatyti ateityje su klausimais. Taip pat Patreon bei Contribui platformos rėmėjam atskiras ačiū nuo manęs, nes tik jūsų dėka mes galim visą šitą projektą išlaikyti, vystyti ir toliau augti. Ačiū jums visiems dar kartą labai ir iki sekančio karto. Iki.